Sveiki, esu Rytis, šokių studijos Megusta treneris ir vadovas. Šoku turbūt jau 19 metų. Kažkada svajojau būti krepšininku, buvau papuolęs į krepšinio treniruotės. Per silpnas buvau krepšiniui, per žemas, per mažas ir kažkaip pralankęs atradau tada šokį. Muzika man labai visą laiką patiko. Kaip šokėja visų pirma, tai įkvėpė muzika, tai varomasis dalykas. Kitas tai įkvėpė kiti šokėjai, kurias žiūri dažniausiai turbūt YouTube mes žiūrim, mokiniai, kurie atiduoda energiją savo pamokas. Tai viskas atsitiko turbūt organiškai ir man pasiūlė pravesti pamoką, patiko ir nuėjau to trenerio keliu. Dievinu visą techniką, televizorius, kompiuterius, fotoaparatus, kolonėlės, laidus visokius, kas aplinkui eina, kolekcionuoju vinilus. Hobis svarbiausias gyvenime, be kurio negaliu gyventi, yra valgymas. Megustai treniruoju gatvės šokius. Pagrindinė šoka mes hip-hopą, bet kaip turim laisvesnių treniruočių, tai pasimokinam ir kitų stilių, tai popingo, lockingo, hopso. Į Megustą kviečiu šokti visus, todėl kad turim gerą subūrę trenerių komandą, turim įvairių stilių, turim gerą techninę bazę, tai net 3 sales. Gyvenimo moto, pradžių darbas, po to linksmybės. Nepatogus klausimas. Bam! Kiek kartų per dieną valgai ir kodėl maistas tau teikia tokį malonumą? Tai valgau kas 3 valandas kažkur. Man nukrenta cukrus ir man reikia pavalgyti. Ir kai pavalgau, turiu energijos, galiu daryti visus kitus darbus. Todėl maistas teikia tokią laimę. Tai turbūt, kad gaunam dopaminą valgydami laimės hormoną. Koks maistas labiausiai suteikia laimę? Koks maistas? Tai kūdas. Belė ką. Karpysis? Jo, su karpysiu.